Malonu matyti ją gausiai susirinkusius, vėl netelpam į savo palapinę. Nieko nelaukdamas pristatau mūsų pašnekovus. Turim Andrių Baranauską, reputacijos agentūros Vinink įkūrėją ir vadovą. Turim ir Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę Nilsen. Taip pat su mumis politologas, Seimo kanceliarijos tyrimų skyriaus vadovas Alvydas Lukošaitis. Ir video kūrėjas, kurio kanalas kiek apmiręs šiuo metu, bet taip pat ir daugiau influenceris dabar, Paulius Mykolaitis, Paldemikl. Mūsų temos pavadinimas sudėtingas ir turbūt sunkus, daugelis net nepasakytumėt, kaip jis skamba dabar atėję. Nedalyviai nežino. Bet nieko nelaukiant, pačiai pradžiai šiek tiek apšildant visus, vis dėlto dabar yra 11 valanda, pirmos diskusijos, yra toks paprastas klausimas. Dėl kokios Lietuvos buvo kovota? Tai jeigu galėtumėt, nusiskanuokit QR kodą arba tiesiog nueikit menti.com ir susiveskit numeriuką, kuris parašytas. Ir nuo to mes ir atsispirsim šioje diskusijoje ir pradėsim judėti į priekį. Ne. Va, matom laisvos, skaidrios, laisvos ir nepriklausomos. Drąsios. Protingos. Tobulėjančios. Savitos ir raštingos. Va, įdomesnis. Kūrybiškos. Tai, kaip matom, net ir dabar iš atsakymų, nors dominuoja žodis laisvos, tačiau bendrai paėmus, kiekvienas turi savo matymą, dėl kokios Lietuvos buvo kovota. Ir mano kursiokas bakalauro studijų, kuris daug žinomesnis negu aš beje neprisistačiau, moderatorius Giedrius Leskauskas, Antanas Terleckas, kalbėdamas Seimo salėje, cituodamas savo senelio žodžius, kurį taip pat kiekvienas turbūt žinote, taip pat Antanas Terleckas, amžiną atilsį, jis paklausė senelio, dėl kokios senelį Lietuvos buvo kovota. Jis tiesiog atsakė vienu žodžiu - laisvos. Niekas nežinojom, dėl kokios Lietuvos mes kovojom, svarbiausia dėl laisvos. Ir nuo čia atsispirdamas, norėčiau paklausti Seimo pirmininkės, o dėl kokios Lietuvos jūs kovojat? Ar vis dar kovojat? Žinot, man atrodo, kad tame atsakyme, kurį Seimui ir visai Lietuvai, kuriuo su Seimu ir su visa Lietuva pasidalino Antanas Terleckas per minėjimą šių metų pradžioje, sutelpa viskas. Aš labai, manau, kad verta su šiokiu tokiu nepasitikėjimu žiūrėti į grandiozinės akmenį iškaltas vizijas, nes man rodos, kad demokratijoje tokios vienos vizijos, dėl kurios visi gali 100% sutarti, tiesiog negali būti. Gali būti tam tikrai kelrodžiai. Kelrodžiai tai yra teisės viršenybė, tai yra pagarba žmogaus teisėms, tai yra galimybė veikti ir realizuoti savo potencialą. Tai yra kelrodžiai. Kelrodžiai tai yra priklausimas šiaurės šalims, vakarų šalims ar rytų blokui. Tai irgi yra kelrodžiai. Bet kuomet tu kovoji savo gyvenimo kovą, kuomet mes žvelgiame, tarkim, į rytus nuo savęs ir kalbame su Baltarusijos opozicijos atstovais, jie jums nepasakys, kokia labai konkrečiai turi būti nebe Lukašenkos, o
kita Baltarusija, ateities Baltarusija. Aišku, kad ji turi būti laisva, kad ji turi būti demokratiška. Aš kai žvelgiu į šiandienos Lietuvą, pirmiausia apima didžiulis dėkingumas tiems, kurie aukojo savo laisvę, savo gyvybę už tą kovą. Toliau apima pasididžiavimas, kad esame dalimi stebuklo, nes kitaip aš jo pavadinti negaliu, per šiek tiek daugiau negu 30 mečius pasiekti tiek, kiek pasiekėme. Ir taip pat supratimas, kad gyvenimas demokratinėje ir atviroje visuomenėje negali būti patogus. Ir to patogumo ar paprastumo neverta tikėtis. Andriau, taigi gyvenam stebuklę, ar vis dėlto tiek daug problemų, kad labai prastą rezultatą pasiekėm? Okay. Gerai. Čia panašus klausimas kaip ir Demiko pristatymui. Tai žiūrėkit, aš tai manau, kad apskritai gal pradėčiau iš kitos pusės, nes mes amžinai girdim tą, ar dėl tokios Lietuvos kovojom, dažniausiai pasakėm, ne dėl tokios kovojom, ar ne? Man tai atsakymas susidaro labai paprastas, aš iš viso nekovojau tuo metu, man buvo 11 metų ir dauguma tų žmonių, kurie tą sako, jie irgi nekovojo šiaip tai. Labai daug iš jų. Vienas dalykas. Kitas dalykas, žiūrėkit, mes turim, mes jeigu pasižiūrėtumėm į savo istoriją kaip tokią, tai mes turim vieną nuostabų pasikartojantį dalyką, kad mes tokių stebuklų turim praktiškai kiekvieną kartą. Kas kartą, kiekvieną kartą kažką turėjo. Ir jeigu jūs paskaičiuotumėt Kostiuškos sukilimas, žygis su Napoleonu į Maskvą, 2 sukilimai dar po 20-30 metų, dalyvavo knygnešiai, pirmoji revoliucija 905 metais, nepriklausomybės kovos, antras pasaulinis ir tada mes. Tai kol mes galvojam, už kągi mes kovojom. Ir tas klausimas, kad kovojom, reiškia, kad jau kaip ir baigiam kovoti, ar ne? Ir kiekvieną kartą kažkaip tekdavo vis iš naujo. Jeigu ne vaikam, tai anūkam. Tai atsakymas yra, kad gal mes, mano atsakymas yra, kad ta kova nesibaigia niekada. Ir laisvė, čia labai teisingai pritariu tam pasakymui, ką Terleckas sakė, kad apie laisvę. Laisvė tai nėra, nieks nekovoja dėl dešros, nieks nekovoja dėl dar kažko, tai dėl to, kad gyventų kaip švedai. Žmonės ėjo miškai ir mirė dėl laisvės idėjos, kaip tokios, kad darytų tiesiog, turėtų teisę daryti, nekomanduojami kitų. Tai mes irgi turėtumėm dabar to paties siekti, kiek mes galim. Ir svarbiausia prisimenant, kad patys esame atsakingi. Ir atsakingi, nes ta pats klausimas, ar dėl tokios kovojom, dažniausiai tęsiamas to, kad žiūrėkit, mes kovojom, laisvė yra, bet atsakomybė jau ne mūsų. Ir čia kaltas Seimas arba kažkas, jie vėl pavogė viską, ar ne? Taip nėra, mes esame atsakingi kiekvienas už savo laisvę, kiekvienas už, bet lygiai taip pat turim laisvę turėti tą atsakomybę. Tai ta kova irgi kiekvieno žmogaus arba jinai tęsiasi, arba tu tiesiog skundėsi ir viskas. Ačiū. Pauliau, tu kaip ir aš gimėjau jau nepriklausomai Lietuvoje, neteko kovoti, nors Andrius sako 11 metų. Aš kaip ir Andrius irgi nekovoju. Jeigu jau taip tiesiai sakant. Namie sėdėjo dar 11. Tai jau iš esmės, Andriau, jau kovojai. Idėjiškai bet kokiu atveju prisidėjai. Tai, Pauliau, o kaip tu šiandien įsivaizduoji tą kovą, buvimą? Ar tu džiaugiesi, ar tu dedi pastangas kiekvieną dieną, kad būtų dar geriau, ar galvoji tik apie save, pavyzdžiui? Kaip tu tai įsivaizduoji? Čia toks sudėtingas klausimas. Aš galvoju ir apie save, ir aišku galvoju apie ir bendrai Lietuvos ateitį ir kaip galiu prie jos prisidėti. Aš gal tik tai persiskaitęs mūsų bendrą šios diskusijos vardiklį, ar ne, ten buvo toks pakankamai platus aprašymas, kad krenta žmonių pasitikėjimas demokratija, ten krenta žmonių pasitikėjimas, yra labai žemam taške žmonių pasitikėjimas valdžia ir taip toliau ir panašiai. Ir ten daug tokių sudedamųjų toje lygtyje. Ir jeigu mes šiai diskusijai sutinkame, vadinkim, su tais vardikliais, kurie yra duoti, nors aš kaip ir būčiau linkęs nesutikti, bet galbūt aš tiesiog iškrentu iš tos bendros imties. Tai jeigu mes sutinkame su ta lygtim, tai tas bendras kovos tikslas, laisvė, jis kaip ir iš esmės pagrindžia tą mūsų vardiklį. Negali būti, kad, kaip ir Viktorija sakė, gali būti kažkokie tai kelrodžiai, ar ne, mums kelrodžiai, o ne dogmos, mums
kurti savo valstybę į ateitį, bet to kūrimo metu be jokios abejonės bus įvairių nesutarimų, nesutikimų ir tai yra tam tikra prasme demokratijos grožis. Ir aš manau, kad tai yra vykęs rezultatas. Tai čia bent jau aš taip žvelgiu. Lengviausia, žinoma, būtų palyginti per kažkokią tai paralelę. Ir aš tos paralelės turbūt ir neturėjau, nes kaip išsiaiškinam, aš nekovojau, aš jau gimiau laisvoje Lietuvoje ir aš jau visus tos laisvos Lietuvos vaisius raškau ir man labai gerai viskas patinka. Tai čia nežinau, gal dabar Alvydas mus įves į kažkokią tai šiek tiek tamsesnį, vadinkim, dumblą, kuris parodys, kad iš tikrųjų blogai, nežinau, bet jeigu taip tiesiai šviesiai atsakant, man čia tiesiai šviesiai ir per daug primityviai, gal net infantiliai vadinčiau, bet man atrodo, kad einame teisinga linkme ir ten, kur mes einame, man kaip ir patinka ir aš stengiuosi prie to, kiek įmanoma labiau prisidėti. Tai perduokim žodį šios diskusijos velniui, kuris ir parašė anotaciją, kad iš esmės viskas blogai. Tai Alvydai, tai kodėl viskas tai blogai ir kodėl mes nepasiekėm to, dėl ko kovojam? Nors kaip ir išsiaiškinom, kad kovojam dėl laisvės. Labadiena visiems, smagu matyti gausiai susirinkusius. Architektas Kaušpėdas ragina pasišnekėti atviriau ir nuoširdžiau. Jisai ten ragina už poliarinio rato. Manau, tą galim daryti ir čia Birštone. Lietuvą stengiausi pažiūrėti vyresnės ir jaunesnės generacijos akimis. Neatsitiktinai tas pirmas klausimas iškilo, už ką čia mes kai kurie kovojom. Ir kita dalis, o kokioje Lietuvoje gyvenam, kokioje Lietuvoje norėtumėm gyventi. Tai šitas segmentas, nenori verčia pasižiūrėti į Lietuvą platesnėme, europinėme, Europos demokratijų kontekste. Tai mes kai kuriais rodikliais atrodom šiaip savo. Pavadinime užkoduotos yra aklavietės. Tai yra didžioji aklavietė, santykiai valdžios, valstybės su žmonėm, su bendruomenėm ir panašiai. Šitie santykiai, daugybė tyrimų rodo, yra labai šalti. Valdžia nenori, negali, nesugeba nieko padaryti, kad tie santykiai būtų šildomi. Visos demokratijos yra trumpos distancijos bėgimas su tam tikrais pratesimais. Visose distancijos atkarpose reikia pirmiausia rūpintis savo žmonėmis, piliečiais, kad ta demokratija semtųsi gyvasties syvus. Nes demokratija iš liaudės liaudžiai. O liaudis, daugybė rodiklių yra, nenoriu veltis į socialinę statistiką, nėra patenkinta. Ir mes matome, kaip vakarai pabėga toli nuo tokių primityvių dalykų, kaip tiesioginė demokratija, kaip atstovaujamoji demokratija. Viskas įsiveržia yra į svarstomųjų, dalyvaujamųjų demokratijų erdvę. Ir daugybė priemonių, instrumentų prikurta, kaip užtikrinti kuo meilesnį santykį ryšį su žmonėmis, su piliečiais, su rinkėjais. Kitaip demokratijos pasmerktos. Čia vyksta dideli karai. Karai vyksta ne tik geopolitiniai, tarptautiniuose kontekstuose, bet ir kiekvienos demokratijos viduje. Didžiausias karas kiekvienoje demokratijoje vyksta dėl santykių užmezgimo, užkūrimo, išlaikymo su piliečiais, su žmonėmis. Kitaip demokratijos atšala. Ir tada mes kaip architektas Kaušpėdas dainuoja, atsidursim už poliarinio rato, kur trupučiuką šalta yra, ir pamirškim demokratijas. Bus valdžia valdžiai, žmonės savo. Deja, mes tokių blogybių matome, kaip Giedrius sakė, aš čia tamsiasias spalvas kuriu. Bet kad būtų visos spalvos. Viktorija išsakė daug priekaištų valdžiai, kad atotrukis milžiniškas, neįmanoma susišnekėti, visur kitur taip gerai, ten, nežinau, nuvažiuoji į Prancūziją, mašinas dega, irgi vyksta kalbėjimasis tarp valdžios.
Jūs labai daug keliaujate iš tikrųjų. Ši kadencija galbūt net įsiskiria, kad Seimo pirmininkas užsiema tokia aktyvia parlamentinė demokratija, taigi turit labai daug galimybių pabendrauti su kitų parlamentų vadovais, parlamento nariais, galų gale visuomenėm. Kaip tenai situacija? Ar jūs sutinkat, kad ten yra žymiai geriau ir čia pas mus tai blogai? Ir kaip pas mus? Žolė visada žalesnė kitur. Žinot, tai, ką sako Alvydas, tame tikrai yra tiesos, bet aš tikrai neužtamsinčiau visko šitaip. Tik tai vakar vakare gana vėlai grįžau iš trumpo vizito Stokholme, kur dalyvavau parlamentų pirmininkų 8 Nordic Baltic šalių susitikime. Toks yra tradicinis susitikimas, tradicinis formatas. Kalbėjome mes daug žinoma apie paramą Ukrainai, bet daug ir apie demokratiją. Ir aš sakyčiau, kad tokiame formate labai gerai pajunti, kad Lietuva nuėjo ilgą kelią. Mūsų kolegos iš Skandinavijos, kurie yra atstovai vienų iš labiausiai pažengusių, vienų iš laimingiausių valstybių pasaulyje, į Lietuvą, į mūsų kaimynus Latviją, Estiją, į procesus, kurie vyksta mūsų šalyse, nežiūri į aukšto. Mes esame pilnaverčiai partneriai, sąjungininkai artimi sėdintis prie bendro stalo ir drauge sprendžiantis problemas. Ar tai būtų saugumo, ar gynybos, ar iššūkių demokratijai problemos. Sakyti, kad pavyzdžiui Švedijoje arba Danijoje, kur kas antrą dieną kyla diskusijos dėl pavyzdžiui deginimo Korano ir kur baigėsi saviraiškos laisvė ir kur prasideda neapykantos kurstimas, kad ten nėra problemų ar kad ten nėra iššūkių demokratijai, būtų tiesiog netikslu. Suprantama, kad mūsų problemos, jos taip pat yra labai rimtos ir jos kyla iš to, kad mūsų demokratija vis dar nėra pasiekusi brandos etapo, bet mes esame tame kelyje. Tarkime, Švedijoje vienas iš pavyzdžių, ką pristatė mums mokslininkas iš vieno iš universitetų, yra pasitenkinimas demokratija, pasitikėjimas įvairiomis institucijomis. Tendencija Švedijoje yra labai įdomi, kad pasitikėjimas demokratija išlieka aukštas ir netgi šiek tiek auga. Jis yra šiuo metu, pagal praeitų metų duomenis, apie 70% gyventojų, respondentų pasitikė demokratiją. Tačiau pasitikėjimas politikais yra gerokai mažesnis, tai yra apie 40%. Pasitikėjimas politinėmis partijomis, kurios yra neatsiejama demokratijos dalis. Mes žinome, kad stiprios politinės partijos yra reikalingos. Tai yra vienas iš to kraujo, kuris varinėja gyslomis demokratijos, yra dar žemesnis, yra vienas iš žemiausių. Todėl panašus iššūkiai yra visose demokratinėse valstybėse. Bet aš sutinku, kad valdžia neturėtų būti tos prarajos tarp valdžios ir žmonių ir man atrodo, kad viena iš svarbiausių politikų misijų, ypatingai tų, kurie turi privilegiją užimti svarbiausias pozicijas, yra politikos sužmoginimas. Tai yra atvirumas, tai yra pripažinimas, kuomet darai klaidą, tai yra buvimas atvirų, bendravimas su maksimaliu skaičiumi interesų grupių, nebijant to baisaus žodžio interesų grupė, nes tai gali būti 3 amžiaus universitetas, tai gali būti jaunimo organizacijos, tai gali būti švietimiečiai, medikai ir taip toliau ir panašiai. Ir man atrodo, kad mes pamažu tą darome. Žinoma, galėtume daryti daugiau, geriau, bet manau, kad ir kiti mūsų kaimynai, tiek artimi, tiek tolimesni, susiduria su panašiais iššūkiais. Andriau, kadangi esate reputacijos agentūros įkūrėjas, tai pasinaudosim ir pabandysim gauti nemokamą patarimą. Vienas iš rodiklių, apie kurį kalbėjo, tai yra nepasitikėjimas Seimu. Lietuvoje nepasitikėjimas Seimu yra katastrofinis, iš esmės nuėjusi nuo laužo, grįžo namo ir pasitikėjimas krito. Ar apskritai įmanoma, kad šalis, kuri balsuoja daugiamandatėj apygardoj, renkasi ne iš 2 partijų, iš, sakykime, dar daugiau 10, patenka į parlamentą 5-7, galiausiai turim vienmandatininkus, kurie atskirai kovoja, galbūt jais nepasitikė 99% Lietuvos, bet jos pasitikė procentas jo apygardai. Arba pasakot apie Amerikos rinkimų sistemą? Ne, nereikia. Tai aš tiesiog norėčiau paklausti, ar įmanoma pas mus padaryti taip,
ir ką turėtų padaryti Seimas, kad jo pasitikėtų 80%. O, prasideda, nu tai žiūrėk, tai vat, tuoj grįšim prie rekomendacijos, kad mylėti liaudį ir apkabinti liaudį ir būti šiltuose santykiuose. Nu gerai, bet aš dabar pirmą atsakysiu, atsakymas tavo klausimą yra, kad iš principo, o kam iš vis kažką daryti? Ar Seimas dabar blogai dirba ir neatlieka savo funkcijos, kam yra pasamdytas, jis jos tiesa per daug atlieka ir printina tos įstatymus daugiau negalvodamas, tai tegul pabūna iš vis ramiau, bet to užtektų. Ir čia tai. Ir tarp interesų grupių verslas irgi visada yra. Ir žiūrėkit, yra kitas dalykas. Taip, ta dalis, vat, ką aš bandžiau pasakyti iš pradžių, kad apie atsakomybę šalia laisvės. Nu, žiūrėkit, taip, vat, yra santykiai valdžios ir tautos, jie yra šalti. Ar ne? Man, tiesą sakant, tai nerūpi ir man nesvarbu. Man iš viso tos valdžios, kuo mažiau jos bus, labai atsiprašau, bet, žinai, tuo man asmeniškai, ne tai, kad geriau, man jokio skirtumo nebus. Ir aš manau, kad, žiūrėkit, aš irgi esu tame santykė su valdžia. Bet kai tu esi santykėje, tai čia kaip poroj, tai gal abu atsakingi, ką? Ir tada grįžti, jeigu pas tai santykis yra šaltas, o tai ką tu padarai, kad taip nebūtų? Kas iš čia, aš pavyzdžiui, kas iš čia daro kažkokią tai esančių, kažkokią pilietinę veiklą? Mes kalbam apie vakarus, vakarų demokratijose žmogus statistiškai dalyvauja kokiuose 4-5 organizacijose, jis ten ar drabužius renka, ta prasme, mes turim pavyzdžių, kai mes surenkam pinigų bairaktarų, bet jie tą daro visą gyvenimą. Jie tą daro nuolat, ar jisai bažnyčios chore gieda, ir tai sustiprina bendruomenę, to konkretaus rajono. Ir staiga to choro nuomonė ir tampa daug svarbesnė per rinkimus, negu tų 20 žmonių atskirai. Galbūt jis dalyvauja vietos savanorių gaisrininkų pajėgose. 4-5 organizacijos vidutiniškai vienam Britui berods. Tai kiek, pavyzdžiui, iš čia esančių dalyvauja kokiai nors organizacijai? Aš asmeniškai jokioj. Aš rašau Facebook'e. Čia mano dalis. Aš tiesiog dėstau pamokslus valdžiai Facebook'e, kiek žmonių daro, tiesiog išsako savo nuomonę. Kiek žmonių ateina ir protestuoja prie Seimo. Pas mus, jeigu atėjo pas mus prie Seimo šeimų maršas, tai visi apšalo, nes palaukit, protestas, ar ne? Žiūrėkite, Prancūzija, ten jie protestus daro taip pačiai gatvėje pagal grafiką 3 kartus per dieną. Tarasme, ir spėja sutvarkyti dar iki sekančio. Ir tada ta demokratija veikia, nes tauta ateina ir pasako, hebra, kai neveikia, jeigu tu esi avinas, tai tu melsis kaip su avinu. Tai jeigu tu sakai, kad tau tai svarbu, tu daryk kažką, kad tą pakeistum. Man, pavyzdžiui, tas svarbumas jau atsiliepia, koks yra. Man, tos šilumos, jeigu žmogiškai apkabins Viktoriją, tai bus tiek, bet daugiau man nereikia šilumos iš valdžios. Man reikia, kad valdžia dirbtų, kad tiesiog dirbtų savo darbą. Viskas. Bet mes esam lygiai taip pat atsakingi ir dar kartą. Jeigu mes sakom laisvė, tai yra sakom ir atsakomybė. Ir mes primetam valdžiai atsakomybę už tai, kad mes tą laisvę panaudotumėm. Tai ko mes norim iš to? Viktorija ir Alvydas norės. Sakai, kad santykis yra šaltas, bet, koks yra šiltas santykis? Apkabinkim šiltas. Man tik tiek. Man tas santykis su valdžia yra geras. Policininkas, kuris mane sustabdė, Latvijoje iš manęs paprašė kyšio ir davė gražos. Aš nežinojau, kaip duodamas kyšis. Jis sakė, kad arbatai duoda. Aš nesu Lietuvoje davęs kyšio. Niekada. Manęs nereikalavo. Aš nežinau, kokių man reikia valstybinių paslaugų. Tas aš gaunu. Gal Vilniaus gatves dar irgi, žiūrėk, pradėjau asfaltuoti. Hebra, aš nežinau, ko dar prašyti. Tarsi aš tik vienintelis prašymas, atstatykit atgal tos paspirtukus Vilniaus gatvėje, nes čia yra, čia man asmeniškai čia skauda šitoje vietoje. Viskas. O kiek žmonių nenorėtų paspirtukų atstatymų? Tai jūs ir nevažiuokit. Gerai, Alvydai, norėjote reaguoti. Jau taip išėjo, aš tamsiau turiu šnekėti. Nenoriu, kad žmonės įsineštų tokią klaidingą atmintinę. Rinkimų sistemų įdos yra amžina neįsprendžiama problema. Kai jums prieš rinkimus kvaršys kas nors galva, kas geriau proporcinė ar mažoritarinė sistema, nekreipkite dėmesio. Visos sėkmingos demokratijos su pora išimčių yra proporcinių rinkimų demokratijos. Bet pernai mūsų tema buvo apie pakastus šunis ir krečiamas šunybės. Šuo ne čia pakastas. Grįšiu prie pagrindinės šių metų festivalio temos apie žmonių įtraukimą į valstybę, į valdymą. Pagrindinė problema, kuriant tą šilumą santykius, yra ne rinkimų taisyklėse sistemose, o kaip žmonės įtraukti į
politikos darymą per bet kokių viešųjų sprendimų priėmimą, formavimą, formulavimą, tvirtinimą. Ar tai būtų nacionalinis, parlamentinis lygmuo, ar tai būtų savivaldos lygmuo. Čia mes esam viduramžiuose. Pakankamai tamsiai pasakiau, gal atsiminsit. Vienur kitur tik tai judesys yra su dalyvaujamąja demokratija. Vienoje kitoje savivaldybėje yra dalyvaujamieji biudžetai, kaip piliečiai išreiškia savo valią, ko jie norėtų, kam teiktų prioritetą. Viskas to ir pasibaigė. O pasaulis krečia daug šposų būtent šitose vietose. Intensyviai, instrumentiškai, sistemiškai, kaip sugaudyti žmonės, kad būtų galima išgirsti jų valią. Ir tada, kai ta valia, kai tie instrumentai yra, sistemos sukūriamas, žmonės girdimi, paauga ta šiluma iki 70 ar 60 laipsnių, ne pagal Celsijų, o pasitikėjimų lentelėse, skalėse. Mūsų pasitikėjimai, aš nesakysiu, visi puikiai žinot, kokie yra. Čia didžiausia mūsų aklavietė. Jeigu čia nepajudėsim, mūsų demokratijai bus patys pagal save užtamsinkit kaip norit, nepabaigsiu minties. Kėlė klausimą diskusijos dalyvis, ko reikia, kad būtumėte įtraukti į politiką labiau. Tai labai norėčiau išgirsti bent vieną atsakymą, ko jums asmeniškai reikėtų, kad jūs būtumėt aktyviau įtraukti. Sava, matau, moteris galia. Palaukit mikrofoną atneš, nes vis tiek filmuoja, kad visi galėtų girdėti. Gal galima tiesiog grįžtamo ryšį kažkokį užtikrinti Seimui? Ar realu tikėtis, kad Seimūnas atsakys į rinkėjo L pašto žinutę? Ar galit kažkokį prieš priimdami kažkokius sprendimus padaryti L apklausas kažkokias, kur laisvą valią galėtum subalsuoti, nuomonę išsakyti? Čiagi elementarūs dalykai. Kol kas aš nežinau grįžtamo ryšio jokio kanalo. Trumpai galima sureaguoti ir tada to pat įspėju. 2 klausimus iš publikos irgi mūsų dalyviams galit pagalvoti, pakelkit ranką ir prieis. Va, matau, 1, 2. Negaliu guldyti galvos už visą Seimą, bet tikrai žinau, kad nemenka dalis Seimo narių pakankamai, kaip pasakyti, nuosekliai atsako į visas žinutes, ne tik elektroninius laiškus, bet ir žinutes socialinėse tinkluose, kurias gauna. Tokių, pavyzdžiui, kuomet svarstome kažkokią tai karštesnę temą, būna ne 10, ne 20, būna kartais per dieną 200, 300, bet manau, kad tai yra viena iš tų formų, kada tikrai gali palaikyti ryšį su savo rinkėjais ar kitų, tarkim, politinių jėgų rinkėjais. Ir grįžtamiesiems ryšiams šiandieną tikrai yra labai daug platformų, tai yra socialiniai tinklai, tai yra komentarai, kada, tarkim, parašai savo nuomonę ir pas tave ateina žmonės komentuoti. Man atrodo, kad galimybės įsitraukti su politikais, jeigu yra toks noras, su jais diskutuoti, šiandieną yra tikriausiai daugiausia negu buvo kažkada apskritai. Politikai nėra kažkaip tai užsidarę stiklo rūmose ir aš visą laiką raginu kolegas to nedaryti, net nebūtina fiziškai važiuoti per visą Lietuvą, bet užtenka, kad tu turi po ranka telefoną ir kompiuterį ir tu nuolatos palaikai ryšį, atsakai. Dėl elektroninių apklausų, turint galvoje, kad per dieną, per posėdį mes dažnai svarstome 20-30 įvairių įstatymų su įvairiais pasiūlymais, jūs suprantate tikriausiai, kad mažai tikėtina, kad dėl kiekvieno įstatymo, tarkim, darytų kažkokią tai mini apklausą. Bet dėl svarbesnių dalykų tas grįžtamasis ryšys tikrai gali būti ir jo visada gali būti daugiau. Aš gal šiek tiek papildysiu, iš tikrųjų Seimas dabar pradėjo interneto svetainę pakankamai dažnai skelbti prieš svarstant įstatymo projektą Seime, kad yra mėnesis laiko pateikti įvairius pasiūlymus. Tai yra tikrai tokia galimybė, kur pateikti, pat yra peticijų komisija, kur galite pateikti peticiją ir jų bus apsvarstyta Seimo posėdį prieš tai komisijos posėdėje. Ir turim klausimą iš čia. Aš turiu klausimą pono Elvidui. Sakykite, socialinis teisingumas ir demokratija. Kartais žmonės ilgisi pas diktatorius, kada valdo diktatoriai, kad užtikrina socialinį teisingumą ir numoja rankai demokratiją. Kokios čia yra kontroversijos? Ačiū. Praktiškai užbėgdamas už akių
atspėjot mano mintį, rūpinausi, kad mes jos nepražiūrėtumėm. Klausimas nėra toks nekaltas, už kokią Lietuvą kovojom. Daugybės žmonių, garantuoju, ir čia vyresnės kartos galvose sukasi vienai per kitaip mintis apie teisingumą. Teisingumo Lietuvoje nėra. Net tokio teisingumo tikėjomės, teismų Lietuvoje nėra. Socialinis teisingumas irgi yra sudėtinė dalis. Aš sakiau, nenoriu vertintis į socialinės statistikos rodiklius, bet šitoje vietoje yra daugybė skaudančių vietų Lietuvoje. Ir tokie dalykai, kaip visiems žinomi, turtinės diferenciacijos reikalai, žmonių neįgalumas įpirkti tai, kas yra būtina gyvybiškai, pensininkų padėtis šalyje metų metais sprendžiama, siekiai be turinio, kalbant apie gerovės valstybę, kalbam apie tai, o tuo pačiu metu stebime, kaip griūva sveikatos sistema, kaip griūva netenkina socialinė sistema, kaip griūva švietimo sistema, gydytojai pabėga, pedagogai pabėga, visi pabėga, visiems rūpestis dėl ateities. Ponai, ateitis nebus rytoj. Ateitis jau yra į Lietuvą atėjusi. Mes apie tai šiandieną žymiai daugiau matome ir kalbame dėka atsiradusio ateities komiteto parlamente, kuris semia pačią pažangiausią patirtį pasauliniu mastu. Ir iš to vienaip ar kitaip anksčiau ar vėliau kažkas gausis. Bet mes negalim užsimerkti ir gyventi kažkokiais pasiekimais, galvodami, kad kažką pasiekėm, aplenkėm ir panašiai. Žiūrėkim į judantį pasaulį. Pasaulis nejuda, pasaulis yra krečiamas. Karas, geopolitiniai pokyčiai, jėgos pusiausvyrų disbalansas, visa tai dar labiau apsunkins. Ir mums, atsakant į šitą klausimą apie teisingumą, kaip niekada yra jautrus, skausmingas būtent teisingumo Lietuvoje klausimas. Gerai, ačiū. Iš esmės girdėjom Alvydas Lukošaitis 2024 spalio mėnesis. Nenustebkit. Pauliau, kartais atrodo, kad mes taip paskestam kalbėdami arba diskutuodami įvairiom temom, tiek socialiniuose tinkluose apie burbulinius dalykus, tiek galbūt kartais ieškodami labai daug problemų viduje, ką ir dabar girdėjom. Bet ar apie tai kalbėdami mes nepamirštam galvoti apie savo unikalumą ir kur mes esam stipriausi, geriausi, nesižvalgant visur aplinkui? Nežinau, čia gal galime būtų panaudoti tą klišę, kad jeigu mes ten kapstome kažkokį tai mažą beveik nereikšmingą problemėlę, tai gal per gerai gyvename. Čia gal toks labiau. Čia kaip šiuo metu labai didelis, bet čia vėlgi aš irgi į vakarus žiūrint į Ameriką ir būtent ten susidariusią politinę, esančią politinę sistemą ir politinį diskursą, tai labai populiaru irgi yra tam vadinamajam kultūrinėme kare naudoti ten įvairias, tarkim, seksualinių mažumų temas ir man irgi iš to viso labai patinka tas sentimentas, kad jeigu mes jau daėjom iki čia, kad čia yra didžiausia tema, tai reiškia labai, labai geroje vietoje esame, nes jeigu čia dabar didžiausia tema, kur koks tualetas ir kaip jis užvadintas, tai tada mes turbūt esame jau opusas čia jau mūsų. Tai, kaip sakot, mes ten kažkokius mažus dalykėlius aptarinėjom ir nematome to didžiojo paveikslo, ar ne, tai gal čia irgi iš to per gero gyvenimo galėtų būti, nežinau, mano prielaida. Gerai, ir turėjom dar klausimą, buvau pažadėjęs vyrui su mėlynės marškiniais. Pirmas, tai turbūt aš norėčiau didelę pastabą mūsų draugam. Mes vis kažko tai prisivojam, kovojam, kariaujam. Taigi rusiško vertimas, važiuojam, dėlėjam. Tai ar nėra gražiau mūsų siekiam, darom. Taigi antras dalykas, argi visi kariaujame su tais ginklais. Ir mūsų kariavo su ginklais, bet dailininkai, teptukais dirbo, nekariavo su šautuvais, arba dainininkai, arba kitokie dalykai. Kodėl mūsų graži ta lietuvių kalba vis tiek kariaujam? Nevokime tų barbarizmų, zavajuojam mirą, zavajuojam tai viską. Siekiam, darykim. Pagaliau vienas dalykas. Antras klausimas. Aš esu iš Dzūkijos ir Dzūkai. Turbūt daugelis girdėjot Perlojos Respubliką. Prisimena tokią valstybę, kuri prie Merkio gynė nuo Lenkų, nuo visuokių yra. Ir vienas gražus turbūt paminklas Vytautui, pats gražiausias paminklas. Kiek buvo bandyta ir su traktoriais, su visokiais nuversant.
Bet liaudės žmonės, kaimo žmonės, ne policija, kaimo žmonės, išgelbėjo tuos dalykus. Tai mes turbūt irgi bent padarykim ir aš į Seimo pirmininką kreipiuos, Seniūnaičius, kaimo žmonės yra tokios gražios bendrovės, kur susirenka ir tai yra malonu yra. Tai kodėl mes bandom per Seimus, per visus, va šituos žmonės mes įjunkim, parodykim pavyzdį yra. Aš turbūt irgi, va, istorijos gal yra dalykas, prisimenat, buvo Tauragiai po pirmo valstybės kūrimas buvo, reiškia, pirmas minėjimas armijos kūrimo. Žinot, koks buvo skelbimas? Mitingė nedalyvaus tie, kurie neturi batų. Tai įsivaizduojat, žmonės kūrė Lietuvą, net su tais ginklais, bet dvasia, viskas yra. O čia yra brangiausias mūsų dalykas. Nekariaukim, o siekim. Labai ačiū. Labai ačiū. Ateityje, kai užduosim klausimus, pabandykim be istorijos, o tiesiog trumpą. Ir jeigu į lingvistiką nueinam, tai Lietuva neturėjo niekada armijos, Lietuvoje yra kariuomenė. Aš pritariu jūsų pastabai, kad mes gal per dažnai, per drąsiai, per daug bereikalingai vartojam pačius stipriausius žodžius, o kalbėdami apie karą dabar, na ypatingai, kai yra tikras karas, nuvertinam tą žodį. Jis dabar vyksta Ukrainoje su Rusijos agresija. Bet kita vertus, mes gyvenam tokiais laikais, kad tam, kad užkabintum žmonių dėmesį, reikia antraščių, reikia skambių pavadinimų, antraip niekas nesusidomės. Tai matyt, čia su tuo yra susiję. O tai, kai jūs paminėjote dėl vietos bendruomenių, dėl bendruomeniškumo, tai čia matyti ir yra didžiausias vis dar mūsų skirtumas. Aš visgi nesutiksiu su Alvydu, kad mūsų skirtumas yra tas, kad viskas pas mus blogai, o pas kitus gerai, bet mūsų skirtumas yra tas, kad bendruomeniškume, pasitikėjime vieni kitais mes visgi nusileidžiame, mes visgi dar esame netokie vieni kitais pasitikintis, netokie bendruomeniški, kaip tie patys, na, tarkim, šiaurės šalių žmonės. Tam yra labai aiškus, suprantami paaiškinimai ir čia tikrai nėra toks dalykas, kurį gali Seimas ar vyriausybė įvesti. Na, mes tą puikiai suprantame. Tai yra dalykai, kurie formuojasi ne per vieną kartą. Aš žiūrėdama į jaunesnę kartą matau labai drąsius žmonės, labai kūrybiškus žmonės, kur kas labiau bendruomeniškus nei, pavyzdžiui, mano karta. Ir todėl, na, aš atsiprašau, bet aš negaliu be optimizmo žiūrėti į mūsų ateitį. Man visgi norisi būti ramiai optimistai, ne atmetančiai rizikas ir pavojus, bet manau, kad mes visi suprantam, kad kiekviena karta savo karą, savo kovą dėl demokratijos turi kovoti ir mūsų kartai tas irgi bus, siekti demokratijos turės, bet manau, kad viskas bus gerai. Andriui turėčiau klausimą. Alvydas kėlė klausimą dėl teisingumo, trūkumo ir taip toliau. Bet ar nėra kartais tai pernelyg išpūsti kaltinimai, kad trūksta švietimo sistemos, trūksta vieno ar kito? Galų gale, jeigu žmonėms tikrai trūktų, jie keltų tos klausimus per tos pačius rinkimus. Žiūrėk, čia yra galbūt keli dalykai labai paprasti, kurie nemalonu bus pasakyti, bet žiūrėk, čia yra, pabandysiu kokius 3 akcentuoti. Pirmas, pradėkime apie tą teisingumą, pritariu, kad jo nėra. Aš kaip verslininkas, pavyzdžiui, moku kosminius mokesčius. Sąžininkas, pasakysiu, per gyvenimą aš sodrai sumokėjęs, nežinau, porą šimtų tūkstančių, turbūt esu pasiėmęs atgal kokius 2000 per tą laiką ir niekada net gausiu to. Aš nemanau, kad tai yra teisinga, bet tai toks gyvenimas, tai yra mano pareiga ir viskas. Žiūrėkit, todėl, kad aš pasižiūriu, kiek aš statistiškai gyvensiu, tikėtina, kad aš net gausiu. Tiesiog, aš tik... Ta matematika nėra gailestinga. Šitą vietą bandžiau skaičiuoti, modeliai optimistiniai. Tai žiūrėkit, dabar tai nėra teisinga, bet tai yra pareiga. Ta prasme, tas teisingumas, žiūrėkit, mes galvojam, kad mums viskas turi būti gerai. Nėra tai pasaulyje, kad to viskas privalo būti gerai. Nėra tokio įstatymo, niekur jokios šalytas neįrašyta konstitucija, pats turi pasidaryti, kiek gali. Ir turi padėti tam, kuris yra silpnesnis. Viskas. Tai čia yra teisingumo klausimas. Tarsime, ir, čia pradėkime, dabar... Kitas dalykas, grįžkim vėl prie to, ir vėl girdėjom, liaudis nuostabiai apgynė paminklą, bet reikėtų Seniūnaičio, nes tiek reikėtų biški valdžios.
Žiūrėkit, dabar turiu 2 klausimus apie tai. Vat labai paprastus klausimus. Kas, pats sąžininkai prabalsuojam, kas klausėt prezidento Joe Bideno kalbos, kai jis buvo Vilniaus universitete ir kalbėjo, ar yra kas klausė, pavyzdžiui? Bravo. Dabar žiūrėkit, antras klausimas ir pažiūrėsim, kas atspės kaip susiję. Kas žiūrėjo fantastišką Giedrės Žickytės filmą Šuolis apie Simą Kudirką? Prašau, kiek daug. Ir žiūrėkit, ar pamenat tą dalį, kai 2 lietuvės moteris išeivės kažkokiu būdu užkūrė peticiją, surinko kosminį kiekį parašų, įtraukė jūreivio iš kažkur kaimo Lietuvoje klausimą į Amerikos didžiausios pasaulio šalies kongreso agendą, pamenat? Kaip manot, ar tai yra, ar kažkoks viršaitis liepė? Ar ne? Ir kaip manot, ar tai, kad Amerikos prezidentas Lietuvoje prisimena lietuvius, su kuriais skrido iš Čikagos vardais, ar tai turi kažką bendro? Su to, kad bendruomenė, bet aš, arba tu, arba dar kažkas ateina, savo, hebra, dabar reikia šitą padaryti, padarom, pasirašyk, staiga ta bendruomenė tampa svarbi žmogui, kuris ateityje bus išrenkamas Amerikos prezidentu, balsų tai norisi, nereikėjo viršaičio, pasidarė patys. Hebra, kai mes pradėsim visi taip galvoti, dar kartą, tai nereikės skūstis, nustepsit, ant kiek mažai lieka laiko fiziškai skūstis, nes darai dalykus. Ir rezultate dar sumažėja dalykų, dėl kurių reikia skūstis. Galimai netgi mes legalizuosim žolę, gėjų santuokas ir galų gale nuimsim tą kvailą draudimo po 10 parduot šnapsą. Please? Dar metai? Please? Žiūrėk, aš dabar prie žmonės darau viešą spaudimą. O pažiūrėkit, kiek laiko reikėjo palaukti, kiek kartų turėjo pasikeisti, kad policija nustotų imti kyšius. Kiek čia kartų pasikeitė, maždaug per 10 metų nieks nepasikeitė. Tie patys žmonės pradeda elgtis kitaip. Reikia, žinot ko, reikia, kad jie pradėtų elgtis kitaip. Tu paimi ir pradėti elgtis kitaip ir jūs taiga nustembat, kad žiūrėkit, rezultatas kitas. Nereikia, motyvacija visada yra širdį. Pats daryk kitaip. Ar tau reikia vėl, kad kažkas motyvuotų, kaip tam anekdotė apie Pieter čia paėmė, motyvyraval, į minę motyvyraval, į tibę motyvyraval. Tai žiūrėkit. Čia noriu užduoti klausimą, galim nunešti mikrofoną. Ir šiek tiek sureaguojant, buvo įdomi apklausa padaryta, kada klausė, ar tu patenkini korupciją, tiek lietuviai, tiek danai atsako tiek pat, vienodai, 90+ % nepalaiko. Bet kada paklausė, jeigu būtų tavo asmeninė situacija, ar tu duotum ar neduotum? Ir tada skaičiai katastrofiškai pradeda skirtis, ten 10-15% Lietuvoje sakytų neduotų, o atvirkščiai Danijai į kitą pusę. Tai čia apie tai aliuzija, kad mes viską reikia pradėti patiem nuo savęs. Apie bendruomeniškumą. Sutinku, yra bendruomenių grupės, kurios turi laiko užsiimti bendruomenišką veiklą. O ką daryti toms bendruomenėms, kurios dirba taip sunkiai, kad jos neturi laiko? Medikai, akademikai, akademinės tiksliau bendruomenės mokytojai neturi laiko. Aš pats esu iš biomedicininės industrijos. Žmonės perdegė dirba tiek valstybinėse institucijose, tiek privačiam sektoriuje. Ką daryti tokioms bendruomenėms? Nes švietimas ir sveikata yra, man atrodo, didžiausias problemas turinčios sritis šalyje. Galiu atsakyti, susiras darbą, kuriame nereiktų perdegti, nes pasaulis didelis. Su tokia profesija tu gali rasti darbą bet kur. Singapūrė tavęs laukia. Tai Lietuvoje per daug medikų. Žiūrėk, tai vienas dalykas. Mokytojų. Darbą galima susirasti kitur, kitas dalykas, šiaip tai, čia, kiek gerai pamenu, tai būtent mokytojų profesinė sąjunga žada biškį pastreikuoti, ar ne? Tai čia šiaip jau atitinka bendruomenės apibrėžimą labai labai stipriai. Ir kas jau kas, bet mokytojai ir medikai yra tokios bendruomenės, kurios turi vieną didžiausių profesinių savi identitetų. Ir jie turi laiko. Tai kodėl medikai žudosi? Žiūrėk, bet šiandien yra problema, kad taip adresinkim tikras problemas. Ir jeigu ta problema yra ir gydytojas, ir mobbingo situacija, ten yra problema. Ir tau nepakeis iš Seimo. Nepakeis. Iš Seimo. Kol kas nepakeitė ir nepakeis. Aš tiesiog norėjau atkreipti dėmesį, kad žmonės negali, kai kurios bendruomenės, nesakau, kad visos, bet kai kurios bendruomenės negali būti bendruomeniškos, nes visas laikas yra atiduodamas darbui. Tai ir plus darbas, gali atidirbti ten iki 6, nuo 9 iki 6, bet tavo smegenys gali būti ant tiek atkočiotos,
kad tu išeisi kvadratinius ir tu nesugebėsi, nieko nebenorėsi jau daryti. Žiūrėk, bet tu atėjai čia šiandien. Aš irgi atvažiuoju čia šiandien. Aš šiandien darbą baigiau 6 ryto ir nuėjau miegoti. Šiaip tai irgi sort of, daug darbų turiu. Savo verslą turėti irgi šiek tiek kainuoja laiko. Aš vis tiek turiu laiko atvažiuoti čia, man atrodo tai svarbu. Tau atrodo svarbu ateiti čia. Aš tiesiog nenoriu, kad būtų generalizuojama, jog visos bendruomenės turi tokią galimybę. Taip, bet žiūrėk, bet aš turiu galvoje, tai jeigu žmogus turi tiek darbų, visi mes galim pasakyti, kažkurioje vietoje, kad biškai sustabdom. Ta prasme, mes negalim dirbti forever, kai tau sako, kad dirbti 16 valandų. Kai kurios specialybės yra antiek nišinės, kad neįmanoma kitur įsidarbinti. Gerai, ačiū. Girdėjom nuomonę, aiškiai labai. Ar dar norėtumėt sureaguoti, kreipėt? Matom klausimą dar iš galo. Užduokit klausimą. Aš norėčiau ne tai klausimą užduoti, jeigu leisit, o pakomentuoti. Galima trumpai. Tema apie valstybę, teisingumą, apie rožinius sakinius ir kaip iš šitos aklavietės išėjai. Trumpai, taip? Man atrodo, kad rožinius sakinius netgi ne rožinius, o virtualius sakinius turi mūsų valdžia ir tos sakinius bando įkišti žmonėms. O problema yra tame, nes nei valstybė, ką reiškia valstybė, savivaldybė, įmonė, dar kažką, tai yra žmogus. Visur yra žmogus. O mūsų žmonės dabar pakabinti ant pinigo narkotiko ir įbauginti taip, kad jie bijo prarasti darbą, vietą, dar kažką tai. Ir kada žmonės nustos bijoti ir pradės, jūs teisingai sakėt, bendruomenę. Kada aš matysiu, kaip, sakysim, darbdavys kažką tai spaudžia ir mano draugas pasakė, tu ne taip darai, o aš nelauksiu, kas su tavim bus. Aš tave palaikysiu. Nuo savęs pradėsim. Pradėkim nuo savęs. Mes, sakysim, vyresnės kartos žmonės, kai mes parodysim, kad aš nebijau prarasti darbą, savo statusą, Seime arba darbe, ar dar kažkur tai, kai mes parodysim ir jaunimui, kad mes nebijom, prarasim, bet išgyvensim. Padarysim, bet pasistengsim. Nepadarysi žingsnių, nežinosi, kad pavyks ar nepavyks. Pradėkim nuo savęs. Man atrodo, nuo šito reikia padaryti, nes visur dirba žmonės. Valstybė, Seimas, dar kažką tai, belė kokia įmonė yra žmogus. Kai žmogus iš apačios nustos bijot, tada kažką tai pasikeis. Gerai. Reikia nustoti bijot ir Pauliui klausimas su baimėm. Buvo daug klausimų apie baimės. Jūs esat tu tokia viena iš sėkmės istorijų, sakykime. Kažkada anksčiau, ne visą gyvenimą kūrė YouTube video. Anksčiau dirbai verslo įmoniai, buvai vadybininkas, jei neklystu. Duomenų analitikas buvo. Duomenų analitikas. Ir nusprendai, kad tu nori daryti kažką kito. Kaip įveikiai savo baimės? Ar turėjai tokių baimių apskritai? Turėjau, bet aš nežinau, ar čia verta kažkaip pabandyti išlukštenti šitą mano riešutą. Nu, aš toks turbūt, kad vienas iš, nežinau, daug tūkstančių, kuriam gal tiesiog pasisekė. Ir kaip aš sakiau, ir aš vis laik ir akcentuoju, kad man tiesiog pasisekė. Bet aš gal, kai girdžiu šitas keliamas problemas žmonių, tai man ir įsijungia ta mano buvusio duomenų analitiko smegenis, kuomet, tas problemas tada reikia imti ir iš esmės lukštenti, nes visa kita man taip labai generalizuotai skamba, kaip toks truputėlį nesupykit ir nieks neįsižeiskit, bet tokia kaip Trumpo retorika, ar ne? Pakabinti ant pinigo narkotiko, ten negali ten prarasti, bijo to, bijo no, bet iš esmės, tai reikia tada tiesiog imti problemą, ją skaidyti į mažesnius segmentus ir žiūrėti, ką mes galime keisti tiek bendruomenės lygyje, tiek vadinkime, įstatyminėme lygyje, tiek su atstovaujamąja demokratija, kaip tai gali sąveikauti. Ir tas problemas reikia spręsti ir jas reikia spręsti pakankamai detaliai, pakankamai smulkiai ir tiesiog tokie išpūsti pareiškimai, aš manau, kad yra tiesiog gana neproduktyvus diskusijoms. Čia vienas dalykas. Dar grįžtant prie tamstos iš biomedicinos sferos, tai aš jį absoliučiai užjaučiu, bet aš truputėlį supratau ir Andriaus poziciją, kad, jeigu mes įsivardinam, kad, čia aš atsiprašau, kad adresuoju tą būtent klausimą, bet jeigu mes įsivardinam, kad mūsų pagrindas yra, aš 24/7 nieko daugiau negaliu daryti, tai tada turbūt, kad, mes save įstatėme tokį rėmą, kur mes, jau tada mes nieko ir nebegalim padaryti, bet tame 24/7 mes turime atrasti kažkokį tai laiką, jūs tvirtinat, kad kitaip tiesiog neįmanoma, bet jeigu
jeigu jūs taip ir nusiteikėt ir jeigu toks yra konsensusas, kad kitaip neįmanoma, tai tada aš nematau, kaip mano kolega Andrius galėtų kažkam pasiūlyti tuo atveju. Aišku, į Singapūrą neišvažiuokit, prašau, čia jis nusišnekėjo. Tai ir kažkaip vėlgi reikia imti tą problemą, ją susiskirstyti į tam tikrus mažus segmentus, iš ko jinai susideda, žiūrėti jo sudedamasias dalis ir bandyti ją spręsti iš esmės iš vidaus. Nes taip pasakyti, aš 24/7 negaliu nieko daryti ir mes nesusibursime bendruomenę, tai, tiesiog, gal vadinkime, yra neproduktyvu. Bet čia vėlgi, čia ne kritika jums, aš tik sakau, kaip aš prieičiau, gal kaip aš bandyčiau prieiti tam tikrą argumentą ar tam tikrą jūsų iškeltą problemą. Tai... Jeigu galima, į tą pastabą dėl valdžios atsakomybės, man atrodo, kad svarbu, kad mes pagalvotume laikas nuo laiko, kas yra valdžia ir aš tikrai nepritariu tam tokiam, štai yra valdžia, čia yra žmonės. Šiandien aš turiu atsakomybę kaip Seimo pirmininkė, bet aš savęs kaip valdžios nesuvokiu. Aš didžiąją dalį savo gyvenimo buvau šachmatininkė, sportininkė, kuri žaidžiau varžybose, kartais laimėdavau, kartais pralaimėdavau, kartais ir 2 savaitės iš eilės po 24 valandas beveik dirbdavau. Šiandien esu toje pozicijoje, po metų vėliausiai, joje tikrai nebebūsiu. Aš matau netgi tarp žiūrovų mūsų, čia gyvai esančių, nemažai žmonių, kurie buvo kažkada valdžia. Dabar jie čia atėjo kaip piliečiai, gali būti, kad jie vėl bus valdžia. Tai mano noras būtų, kad mes politikos ir politikų neidealizuotume ir nedemonizuotumėm. Tai yra labai pavojinga. Valdžia yra tie patys žmonės. Mes juos renkame, kuo daugiau iš jūsų turinčių idėjų, turinčių frustracijų ateis į rinkimus pabalsuoti arba kandidatuoti, jeigu turėsite tokią galimybę, tuo bus geriau. Nes ko labiausiai nesinorėtų, kad mes žiūrėtume į valdžią kaip į kažkokius tai priimančius sprendimus, su kuriais mes neturime jokio santykio, jokio ryšio ir kurie iš vis liktai ne mūsų pačių išrinkti. Tai man to tokio žmogiškesnio, paprastesnio santykio ir iš tos vadinamos valdžios pusės žinoma irgi norisi. Aš dar jums vieną klausimą, jeigu galima. Čia girdėjom daug teiginių, labai daug teiginių girdim lozungų Seimo salėje, kurie atliepia visuomenės arba siekia ją įaudrinti skirtingais tikslais. O kiek Seimo nariai tarpusavį jau, sakykime, kur jau visuomenė filmavimo kameros nemato, sugeba susitarti ar tartis, diskutuoti į gylį eiti, o ne vadovaujasi lozungais, ką girdim Seimo salėje? Seimo salėje reikia kalbėti. Parlamentas yra vieta, kur tu kalbi ir toks yra Seimo narių dalis darbo. Tai parlamento salėje reikia kalbėti. Kai kurie kalbėti mėgsta ypatingai ir jie tą daro, kai reikia, tais klausimais, kuriais turi ekspertiškumo ir tais, kuriais neturi. Aš kuomet pirmą kartą atėjau į Seimą 15 metais, mane labiausiai šokiravo pamatymas, kaip vienas ypatingai ekspresyvus Seimo narys prie mikrofono šluostosi ašaras, kalbėdamas apie tai, kaip mažumų atstovai tuoj ateis ir užvaldys Lietuvą ir nusisukęs nuo mikrofono juokiasi ir žodžiu, high five kolegom duoda. Tai, tokie dalykai jie aišku yra, bet tai yra vėlgi politikos matyti viena iš dalių ir čia Lietuvos politikai niekaip nesiskiria nuo kitų. Ko pas mus trūksta Seime, jeigu jau kalbant konkrečiai apie Seimo darbą, tai ilgos tradicijos tarimosi, derinimo pozicijų ir tarp koalicijos atstovų valdančių ir tarp opozicijos ir pagarbos. Tarkime, ką turi daugelis senųjų parlamentų, tai minuso sistema. Ką tai reiškia? Tai tarkime, jeigu iš koalicijos vienas žmogus susilaužo ranką ir negali ateiti į darbą, ką manote, jie daro? Tuomet vienas iš opozicijos taip pat nusiima nuo posėdžio tam, kad būtų išlaikyta proporcija, kurią demokratiškai sudėliojo tauta rinkimuose. Kitose rinkimuose proporcija bus kita. Ir tada bus kiti sprendimai priimami. Pas mus kas būna? O, kažkas koją nusilaužė. Mes dabar pasiūlysim šitą dalyką ir šitame posėdėje priimsim sprendimą. Būtų labai gražu, kad mes kažkada ateitume į tą momentą ir ne po 50 metų, bet pavyzdžiui po 4, kada vienam susirgus ar tarkim kilus kažkokiai tai, gripo epidemijai, mes sutarėm, kad štai
demokratiškai sudėliotas jėgų santykis turi būti išlaikytas. Bet tai yra ne tik naudinga pozicijai valdančiai daugumai. Po 4 metų valdantieji bus kiti. Tai yra tradicija, kuri yra graži ir ji pasiteisina valstybiškai. Ne momentaliai, bet ilgainiui. Turim klausimą, jaunas vaikinas gale. Va. Galit pakelt ranką? Klausimas gerbiamai Seimo pirmininkiai, toks truputį gal kitoks. Kaip nuo to laiko, kai pradėjot, atsiradot politikoje, sekėsi skirti Seime personažą, kaip bendraujat su personažu ir kaip bendraujat su žmogum? Aš sakyčiau, kad absoliuti dauguma žmonių Seime, Seimo narių, politikų yra normalų žmonės, jie stengiasi dirbti, jie sielojasi, kai nepavyksta padaryti darbų, jie pergyvena dėl blogų sprendimų ir jie nėra jokie sociopatai ar keistuoliai. Yra vienas kitas, kuris elgiasi, ir mes matome iš pasisakymų, iš neapykantos, kurstymo atitinkamai, bet visiškai nesvarbu, vienoje kadencijoje tai gali būti viena pavardė, kitoje kita pavardė. Galbūt yra tokia pasaulinė tendencija dabar, kad iššokti, gauti dėmesio per negatyvą, natūralu, dėl socialinių tinklų, dėl visko yra lengviau, kai tu darai kažką tai, kas yra labai purvina, žema, šlikštu, bjauru ir panašiai. Ir čia, aišku, tada aš be pavardžių. Gerai, artėjant jau prie pat pabaigos, kadangi liko keletą minučių, čia visos diskusijos metu matėte demokratijos žinių konkursas. Tai vienas iš būdų, kada galit arčiau priartėti, ypač moksleiviai, kada gali arčiau priartėti prie Seimo narių. Viktorija Šmilytė Nilsen, Seimo pirmininkė, yra šio konkurso globėja. Konkursas vyks jau balandžio mėnesį, pirmas etapas, ir skirtumas nuo anksčiau buvusių etapų, tai kad šiemet galės dalyvauti visi, ir suaugę, ir moksleiviai. Tai labai kviečiam www.džk.lrt.lt užsiregistruoti, nepamiršti sudalyvauti ir pasižiūrėti, galit būti gudresnių Seimo narius ar ne. Mūsų diskusijos dalyviai irgi minėjo, kad pabandys pasitikrinti, įskaitant ir Seimo pirmininkę, pažiūrėsim, ar įveiks moksleivius. Ir kadangi mūsų artėja diskusijos pabaiga, liko 3 minutės, norėčiau visų paprašyti 1-3 sakiniais pasakyti. Tai ar mes stebim pasaulį per polarizuotus, ar per rožinius sakinius, ar mum akinių iš viso nereikia? Nežinau, mano sentimentas turbūt buvo pakankamai aiškus per tiek laiko, kiek čia trumpai pašnekėjau, kad man atrodo, kad tam tikri dalykai yra tiesiog atstovaujamosios demokratijos padariniai ir iš esmės mes einame gerą linkme ir pakankamai gerai gyvename, nežinau. Arba man jau taip pririšti yra tie akiniai, kad jau manęs neperkalbėsit. Tai. Nepavyko viską tamsiai tapyti. Nors mačiau auditoriją ir pagalbininkų buvo, viską patamsinti. Jeigu matėt pavadinime užkoduoti, polarizuoti rožiniai stiklai, polarizuoti stiklai, kaip žinot, ne visus šviesos rautus praleidžia tik atrinktus. Žmonės tai mato, jaučia, kieno kaip interesai patenka į politinės darbotvarkės, kokia politika gimsta, kieno interesai tas yra labai svarbu. Ir rožiniai akiniai, tai labai norėtųsi, kad žmonės, jausdami pirmąją problemą, tuo pačiu suprastų ir kada yra ant nosies galiuko kabinami rožiniai stiklai. Pagražinta tikrovė. Pagražintos tikrovės nereikia. Reikia realybės pažinimo, supratimo ir supratimo, ką reikia daryti, kad jinai keistųsi į gerąją pusę. Sėkmės keičiant realybę. Labai sunkiai užduotis bus, Viktorija, bet vienas sakinukas. Žinot, Leonidas Donskis amžinatilsį rašė viename iš savo paskutinėje apybraižoje apie tai, kad
būti optimistų šiandieną, kai tas optimizmas kyla ne iš paviršutiniškumo, ne iš banalumo, o iš gilaus tokio supratimo, iš išminties, kad iš esmės žmogaus prigimtis yra gera, kad būti tokiu optimistu reiškia būti disidentu, nes mes gyvename labai pesimistiškų laikų, kai labai daug pavojų, kai labai daug blogų dalykų aplink. Tai aš visgi skatinčiau būti tokiais ramiais, išmintingais, optimistais ir siekti išlaikyti tas dovanas, tas pergalės, kurias mums padovanoja tie, kurie kovoja už laisvę. Uždarykime. Aš dabar turiu 40 sakinių, bet galiu pasakyti per vieną sakinį, jeigu leisi potom mušti gongą. Gerai. Tai žiūrėk, 2 žodžiais, viską patys, svarbiausia patys. Pats pagrindas. Gerai, diskusija baigta. Ačiū.